Parapsichologas Vladimiras Sazanovas gerai žinomas sostinės ir kitų Lietuvos miestų gyventojams. Tiems, kurie nori pabendrauti su Anapilin iškeliavusiais artimaisiais. Vyras tarsi tarpininkas tarp gyvųjų ir mirusiųjų pasaulio. Anot jo, lapkričio 1 viena tinkamiausių dienų bendrauti su vėlioniais. Jokia abejonė, jeigu mes atvažiavom į kapinę, mes bendravom su vėlinės, su tom sieloms, kurie iš tikrųjų gali ateiti, su mumis bendrauti, kaip ir mes, pavyzdžiui, kada mes sapnuojam tų žmonių, kurie nėra šalia mūsų. Čia panašus toks dalykas. Jie, aišku, džiaugiasi to, kad mes atėjom ir prašo pagalbos, o pagalba čia yra malda. Vladimiras Sazanovas antžeminių galių įgijo netikėtai, tuomet, kai sirgo mirtina liga. Neviltis privertė duoti pažadą Dievui. Jis pasižadėjo, kad jeigu jam bus suteikta galimybė atsikelti iš mirties patalų, jo misija gyvenime bus padėti kitiems žmonėms. Ir netikėtai Vladimiras atsigavo, liga dingo, o vietoj jos esą aplankė įvairūs regėjimai ir galimybė bendrauti su mirusiais. Mano liga priverčia man pakeisti specialybę. Onkologija, kurie buvo labai tokia sudėtinga ir reikės statyti klausimą išgyventi. Ir aišku, paskui tie regėjimai prasidėjo, kada tu gali jausti to, kad negali jausti kitos žmogus. Ant gamtinių galių savininkas aiškina, kad išsikviesti mirusią sielą gali kiekvienas, tačiau retas gali ją vėliau išprašyti. Vėlis gali ateiti, paskui kaip ją išeiti, o čia yra klausimas. Iškviesti iš ano pasaulio paprastai, o kad daryti paskui, čia yra klausimas visiems. Todėl, kad vėlis taip gali likti tarp mūsų ir vaikščioti. Be to, tarp dviejų pasaulių besiblaškančios vėlės dažnai apgaudinėja jas kvietusius gyvuosius. Ne taip paprasta iškviesti tą, kuris gali ateiti, todėl, kad gali ateiti ir aplamai koks nors pjoko dušė arba kokį nors žmogus, kuris turi neramybę ir nesvarbu, gal sutampa vardą ar pavardį gali ateiti. Jeigu mes kviečiam, pavyzdžiui, per spiritizmų seansų žinomų žmonių, Napoleoną ar ten ką nors, nebūtinai ateis Napoleonas. Kai apie mirusiųjų gyvenimą nieko neišmanantys žmonės išsikviečia dvasią, prasideda baugus dalykai. Namuose girdimi keisti garsai, juntama, kad šalia nuolat yra dar kažkas. O tada atsiranda tokie reiškiniai kaip poltergeistai, kada garsai žmonės girdo įvairius balsų, įvairius daiktai gali dingti. Būna atvejai, kada ir žmogus negali išeiti iš namų, durys uždarytas išorinį. Todėl, kad ta vėlis gali rodyti, kad savo jėgumu, savo gal sugebėjimu paveikti fizinį, materialinį veiklą ir žmonėms sunku paskui reaguoti. Pasitaiko, kad žmonės ne tik girdi, bet ir mato nekviestus arba neišėjusius svečius. Tiesa, parapsichologas sako, kad reikia atskirti du dalykus – tikrą vėlių buvimą šalia nuo psichologinių sutrikimų. Retkarčiai būna, todėl, kad čia yra ne toks stebuklas, kurį galima laukti kiekvieną dieną. Per metus 1-2 atvejų yra. Dažniau žmonėms vaidenasi, daugiau haliucinacijos atsiranda. Čia nuo vaistus, gali būti nuo psichinių sutrikimų. Tačiau kaip atskirti, ar žmogų persekioja mirusiųjų vėlės, ar jam liaudiškai sakant porą varžtelių atsisuko? Geras klausimas, labai lengva atskirti. Jeigu vienas žmogus tik girdi, kiti šalia nieko nemato ir negirdi, čia iš karto galima atspėti. Jeigu visi šeimos nariai, arba kaimynai, arba pažįstami, draugai, bičiuliai ateina ir visiems rodo, ir žingsniai, ir balsai, ir kokie nors kvapai atsiranda. Čia taip, čia ir visi žmonės gali to matyti, jausti, taip tada galima sakyti, reikės kviesti specialistą. Dar baisiau tuomet, kai žmogus girdi ne garsus ar užuodžia kvapus. Baisiausia, kuomet mirusysis įsikūnija į gyvą žmogų. Būna kaip žaidimas, nieko neišeina. Kada ateina, tada ir stalas gali pakilti, ir garsai, ir balsas gali būti, ir ta siela gali įsikūninti į kitą žmogų, o tada bėda ir problema. Anot Vladimiro Azanovo, blogoji dvasia gali tiesiog išstumti žmogaus sielą ir taip užkariauti bei valdyti jo kūną.
gali eiti į žmogų ir išmesti tos sielos, kurie yra pas žmogų ir praktiškai vadovauti fizinių struktūrų tą žmogų. Mirusiųjų gyvenimą puikiai išmanantis Vladimiras patarė niekam nežaisti spiritizmo seansų. O jeigu labai norite ką nors pasakyti mirusiems artimiesiems, tiesiog uždėkite žvakę ir mintyse pasimelskite. Taip ir savo psichologinę dvasią išsaugosite ir su poltergeistais nereiks kariauti.